Varlės malda, Antony de Melo. Skyrius malda. Narada neša dubenėlį pieno. Indijos išminčius Narada taip uoliai garbino dievą Hari, jo kartą susigundė pagalvoti, esą visame pasaulyje nėra ištikimesnio dievui žmogaus nei jis. Viešpats tai perskaitė išminčių širdėje ir tarė: Narada, keliauk į miestą ant Gangos krantų ir apsistok pas ten gyvenantį kitą mano garbintoją. Tau praverstų kiek pagyventi drauge su juo. Narada taip ir padarė. Apsigyveno pas ūkininką, kuris atsibudęs ankstų rytą tik syk ištardavo Hari vardą. Paimdavo plūgą ir eidavo į laukus, kur darbuodavosi ligi pat saulėlydžio. Vakare, prieš eidamas miegoti, jis vėlgi tik kartą ištardavo Hari vardą. Narada pagalvojo, kaip toks netašytas žmogus gali būti Dievo garbintojas. Juk matau jį kiekvieną dieną paskendusi savo žemiškose darbuose. Tuomet viešpats tarė Naradai: pripilk dubenėlį pieno lig pat kraštų. Eik su juo aplink miestą ir sugrįžk, nenuliejęs nė lašo. Narada padarė, kaip buvo sakyta. Kiek kartų prisiminei mane, eidamas aplink miestą? Paklausė viešpats. Nė karto, viešpatė, atsakė Narada. Kaipgi aš būčiau galėjęs, jei prisakei man nenulieti nė lašo. Viešpats tarė. Dubenėlis taip prikaustė tavo dėmesį, jog visiškai mane užmiršai. Dabar pagalvok apie šį valstietį. Nors ir palinkusi po šeimos rūpesčių našta, bet vis dėlto prisimenanti mane dukart kiekvieną dieną.